Sakė parodyti, buvau pas gydytojus, rytoj mikrofonas. Labas rytas, tai šiandien filmuoju vėl gana su manim. Atėjom į valgyklą, laukiam bandelių. O čia sakė parodyti jums labai gražią nuotrauką. Einu dabar iki poliklinikos, nes praeitą savaitę buvau pas gydytojus ir liepė užsirašyti kraujo tyrimams iš venos dėl skydliaukės. Ten tiesiog, kad pasitikrinti, nes šiemet pasirodo nesitikrinau ir tai labai svarbu yra. Ir tada žiūrėsim, kas toliau, kokie tyrimai laukia, kai bus atsakymai. Šiaip tikiuosi spėsiu, nes dabar yra po 8:18 ar 20 jau. O man reikia būti po 8:30 ir po to tikiuosi spėti į pamoką, nes kita pamoka yra matematikos darbelis. Tai kažkaip nesinori vėluoti į atsiskaitimą. Priėmė šiaip tais greitai, nes buvo žmonių nedaug ir man buvo laikas užregistruotas, bet buvo problema ta, jog negalėjo paimti iš manęs kraujo, nes nežinau kokiems tyrimams, nes pasirodo daktarė neišrašė siuntimo. Tai reikėjo šiek tiek pasėdėti, bet seselė gera, tai sakė, tiesiog paims kraujo dabar, o kai ateis gydytojai, tada jau sutvarkys, kur man reikėjo siųsti tuos tyrimus kraujo. Kažkur čia einu ir susitiksim dabar. Pas mus 11 klasė yra taip, kad ryto, kai dar turėjo antrą dalį 11 klasės lietuvių vadovėlio, tai dabar per pamoką leido pasiimti. Tai visi nuėjom dabar ant antros dalies vadovėlio. Pavalgė. Dabar jau, kol einu namo, norėjau papasakoti jums, kad su klasiokais sugalvojom, jog aš kadangi turiu tos mikrofonus ir pamirštu juos pasiimti ir naudoti, tai pasiimsiu rytoj mikrofonus ir darysim arba klausimėlį, arba darysim, kiek kainavo tavo apranga. Tai gali būti pamatysit ir daugiau mano draugų. Jau grįžau namo ir praėjo šiek tiek laiko. Tai jau dabar truputį apsitvarkiau namus, pailsėjau, pavalgiau ir jau sėdžiu prie namų darbų. Įsijungiau interviu su Silvestru Belt iš Eurovizijos ir žiūriu ir darau namų darbus. Ačiū, kad žiūrėjot ir ate!